Labadiena, aš esu Kristina Karalytė, Artmanijos kūrybinių kursų vadovė Vilniuje. Supažindinsiu jūs su Lietuvoje dar mažai girdėtomis rankdarbių rūšimis bei moderniomis kūrybos priemonėmis, kurios pagaliau tapo prieinamos eiliniam vartotojui ir kurių pagalba jūsų sukurti darbeliai atrodys beveik kaip iš fabriko, tai yra profesionaliai, dailiai ir naujoviškai. Tad jeigu norite išbandyti naują įdomią veiklą, likite su manimi. Šį kartą demonstruosiu vieną žavingiausių skrebinimo technikų. Kai pirmą kartą ją pamačiau pati, įspūdis buvo didžiulis. Angliškai tai vadinasi heat embossing, kas reiškia reljefinis dekoravimas emale, kuri lydosi karštyje. Kaip pavyzdį paėmiau medinę dėžutę. Ją pradžioje reikės nusidažyti. Galite naudoti ir kartoninę. Įvairių dydžių bei formų ruošinių dekoravimui rasite ir pas mus Artmanijoje. Taip pat naudojau Artmanijos akrilinius dažus vandens pagrindu. Jų yra platus spalvų pasirinkimas, o šiuo atveju ėmiau rusvai vyšninę, kuri taps puikiu fonu auksiniams emalio ornamentams. Atsipilu į atskirą indelį šiek tiek dažų. Jei jie tirštoki, iš anksto praskieskite vandeniu maždaug iki grietinėlės konsistencijos. O jei planuojate daiktą sendinti, tai didelių pastangų į dažymą neinvestuokite. Priešingai, galite tyčia padaryti keletą atsainių potėpių, kad atrodytų autentiškiau. Aš naudoju didelį teptuką, gali būti šerių ar poroloninis, ir dažau greita lengva ranka. Tik sunkiai prieinamoms vietoms, kampams, braunelėms imu mažą. Akrilas džiūsta greitai ir lengvai nusiplauna nuo rankų, bet ne nuo drabužių. Tad dažydamos būkite atsargios. Jei norite intensyvios spalvos, denkite paviršių porą kartų. Dėžutė nudažyta. Pereikim prie esmės. 3 pagrindinės priemonės, kurias dabar rodau, tai klijų rašalas, emalės milteliai, papildomai klijų rašalo rašiklis ir rankdarbių fenas. Neapsėsim ir be akrilinių antspaudų. Kol jūs žiūrite, kaip aš dabar baksnoju pirštu į tuos, kuriuos iš rinkinio žadu naudoti, trumpai pasakau, kad štampukų įvairovė yra labai plati ir gana patogus būdas juos užsisakinėti internetu. Bet kam sudėtinga tą padaryti? Tiesiog užsukite pas mus į parduotuvę Ozį ir pasirinksite gyvai. Ant savo dėžutės antspaudukus dėlioju taip, kad primintų atvirlaiškį. Naudosiu rankraščio imitacijos štampą ir keletą pašto ženklų antspaudukų. O kad gležnas guminis antspaudas tinkamai priglustų prie dekoruojamo paviršiaus, reikia pakietinimui naudoti akrilinį arba stiklo blokelį. Prie jo antspaudai nesunkiai prisitvirtina ir nusiima. Blokai perkami aišku atskirai. Norima antspaudą ar jo dalį gerai ištepu klijų rašalo kempinėle. Klijų rašalas yra skaidrus ir palieka tik vandens ženklo pėdsaką. Tad iškart visų antspaudukų grožio nesimatys. Jis išryškės tada, kai užbersite spalvotos emalės. Klijų rašalas ypatingas tuo, kad prie jo gerai prikimba emalės milteliai. Iš esmės jį gali pakeisti bet koks kitas lėto džiūvimo skrebinimo rašalas. Parodytų principų štampavimą klijais tęsiu tol, kol norimų dizainų bus užpildytas visas dėžutės dangtelis. Na, o baigusi štampuoti, ant visų motyvų gausiai užberiu norimos spalvos emalės miltelių. Šiuo atveju naudoju auksinius. Ir perteklių nukratau ant popieriaus lapo ir suberiu atgal į konteineriuką. Jau šis tas ėmė matytis, bet tai dar ne viskas. Kad milteliai įgautų spindinti trimatį pavidalą, juos reikia išlydyti rankdarbių fenu. Na, štai pradėjo lydytis emalė, motyvas atrodo ryškiau už kitus ir įgavo aukso spindesį. Manęs merginos per kursus dažnai klausia, ar šiam reikalui tinka paprastas fenas. Ne, netinka. Naudojamo feno srovės karštis turi būti apie 350 laipsnių. Dar vienas šios technikos pliusas, kad išlydyta emalė stingsta ore akimirksniu ir nereikia valandas laukti, kol išdžius dekoruojamas paviršius. Tokiu principu feną vedžioju po visą dangtelį, kol pilnai išlydau miltelius. Štai taip atrodo aukso emale padekoruotas plotas. Tačiau jei norite, kad ant jūsų daikto atsirastų kelių skirtingų spalvų emalės motyvai, kiekvieną spalvą jūs turite štampuoti ir kaitinti atskirai. Kitaip visos spalvos bebarstant susimaišys į vieną. O šis tuščias plotas viduje rankraščio motyvų atsirado dėl blogai atsispaudusio antspaudo. Bet užtat padarė erdvės papildomam antspaudukui. Ir jį kaip tik aš padengsiu kita emalės spalva. Taigi proceso eigą pakartoju antrą kartą. Deja, štampuojant man vėl prastai atsispaudė vienas lopinėlis. Tokį defektuką galima ištaisyti keliais štrichais klijų rašalo rašiklio. Jo patogu naudotis, nes turi 2 storių antgalius. Be to, galite piešti motyvus reljefui ir pati.
Šiaip universaliausios emalės spalvos yra auksinė, sidabrinė, balta matinė, balta perlamutrinė ar su blizgučiu ir skaidri. Jas galite drąsiai pirkti jau dabar, nes tikrai panaudosite. Na, o po to dar keliais ornamentais padekoruoju dėžutės pagrindą šonus. O kad darbas atrodytų visai išbaigtai, su ta pačia emale jį galiu dar ir pasendinti. Dėžės briaunas ir kampus, kuriems noriu suteikti apsitrynimo efektą, pabraukau klijų kempinėle arba jei vietos sunkiai prieinamos, patepu klijų rašikliu ir apiberiu ar pamirkau į emalės miltelius. Šis sendinimas puikiai tinka tamsiems paviršiams kontūruoti. Viską iškaitinu, o kad dėžė lengviau užsidarytų, dangtelio šonus aptrinu žvake. Bet man svarbi ne tik išorė, bet ir turinys. Todėl šveicariško šokolado plytelė keliauja į vidų. Ir tai gali būti puikus būdas padėkai išreikšti. Dar porą mielų niekučių pabaigai. Ir viskas. Vintažinė stilizuota laiškelio dėžutė paruošta siuntimui. Šiuo būdu galite dekoruoti atvirutes, rėmelius, iš esmės bet kokį kartoninį, medinį ar kitos medžiagos daiktą, kuris atsparus maždaug 350 laipsnių karščiui. O priemonių kūrybai ieškokite Artmanijoje. Na, o jeigu jūs esate tik pradedančioji ir dar neturite susipirkusi kalno priemonių, bet jums labai patiko ši technika ir jūs ją norite išbandyti pati gyvai, maloniai kviečiu visas apsilankyti Artmanijos rankdarbių kursuose, kuriuose jūs ne tik būsite aprūpinta visomis reikalingomis darbui priemonėmis, bet ir išeisite nešina dekoruotų gatavų darbelių. Kursai vyksta Vilniuje ir Klaipėdoje parduotuvėse Artmanija. Taip pat juos galite registruotis internetu www.artmanija.lt. Naujoji Vilniaus Artmanija yra įsikūrusi prekybos centre Ozas antrame aukšte priešais Prizmos įėjimą. Tad iki pasimatymo tenais arba naujose video pamokėlėse.